Sveiki, mano vardas yra Ramunė ir aš esu MW Alliance gyvenimo būdo ambasadorė. Šiame video norėčiau Jums parodyti, kaip reikia prisiregistruoti prie mūsų kelionių klubo. Taigi, jeigu norite prisiregistruoti kaip gyvenimo klubo ambasadorius, kviečiu sekti šiuos žingsnelius paskui mane. Taigi, pirmiausiai siūlyčiau pasikeisti šalį. Iš kokios jūs šalies esate, čia galite rasti savo šalies vėliavėlę, taigi pasirinkite šalį ir čia jums rodys jūsų sponsoriaus vardą. Čia dabar yra mano sąskaita, bet neišsigąskite, jeigu sponsoriaus vardas skirsis nuo mano. Tai reiškia, kad aš tiesiog padedu savo komandos nariams užregistruoti jiems reikiamus žmones. Taigi nesijaudinkite, jeigu vardas bus ne mano tame puslapyje, kurį aš jums duosiu. Dėl to, kad norite būti gyvenimo ambasadorius ir turėti galimybę reklamuoti mūsų produktą ir taip pat iš jo uždirbti, tai šita varnelė turi būti uždėta. Ir čia rašo, kad šis mokestis $99 bus mokamas kiekvienais metais. Spauskite čia. Ir dabar jums atidarys pasirinkti dvi kelionių prenumeratas. Tai gali rinktis plus prenumeratą, kurioje gausite prieigą prie visų paslaugų, išskyrus kruizus, traukinius, vilas, apartamentus ir flash deals. Tai jūsų mokamas $60 į mėnesį bus paverstas į 60 lojalumo taškų. Tai jūs tų pinigų kiekvieną mėnesį neprarasite, jie tiesiog bus konvertuojami į lojalumo taškus. Lojalumo taškai yra 1:1, tai $1 yra 1 lojalumo taškas. Tai jūs mokėsite $60 apvalinus į mėnesį ir gausite 60 lojalumo taškų, kuriuos galėsite išleisti savo kelionėms ir įvairioms paslaugoms mūsų platformoje. Taip pat galite pasirinkti ir elitinę prenumeratą. Elitinė prenumerata bus $119,97 arba $120 apvalinus į mėnesį ir jūsų šis narystės mokestis bus paverstas į 120 lojalumo taškų ir juos gausite kiekvieną mėnesį. Su elitinė prenumerata jūs turėsite prieigą prie visų paslaugų mūsų platformoje. Taigi, jeigu renkatės elitinę prenumeratą, tai čia nepamirškite, kad turi būti varnelė uždėta. Ir jeigu pasirenkate elitinę prenumeratą, jums dar atsidaro Turbo Add-on. Turbo Add-on yra vienetinis mokestis. Jį susimokate tik tai prisijungimo metu ir daugiau už tai mokėti nereikės. Tai jeigu pasirenkate elitinę ir dar Turbo, mokate tiek pat į mėnesį, kiek ir už elitinę prenumeratą, tai suapvalinu $120, bet gaunate atgal 240 lojalumo taškų. Duoda pirmą mėnesį prisijungus 250 ir dar 240 lojalumo taškų gaunate kaip dvigubai mėnesinių lojalumo taškų. Tai pirmą mėnesį prisijungus su Elite Turbo, jūs gausite 490 lojalumo taškų iš viso ir galėsite tuos lojalumo taškus iš karto išleisti visoms paslaugoms mūsų platformoje. Taigi, tai šiame pavyzdyje parodysiu, kaip prisijungti su Elite Turbo, bet visoms prenumeratoms galioja tos pačios taisyklės. Tik tai Turbo yra čia trečią varnelę reikia paspausti, bet jeigu neima Turbo, viskas tas pats, tiesiog spaudžiate čia. Arba jeigu neimate Elite, o imate Plus, tai tiesiog spaudžiate čia. Tai aš jums tiesiog parodysiu, kaip su Turbo. Taigi, čia užpildote vardą, pavardę, gimimo metus, business name galite praleisti, čia tuščio palikite, telefono numeris, e-mailas, adresas, dar kartą e-mailas, jūsų miestas, pašto kodas, čia palikite taip. Ir čia dabar galite susikurti savo asmeninį internetinį puslapį. Aš tiesiog siūlyčiau jums
parašyti savo vardą ir gal pirmąją pavardės raidę. Kažką lengvo, kažką atsimintino, ką atsiminsite, nes šis puslapis www.mwalive.com /pakrypęs ir arba jūsų vardas vien tik tai, arba vardas ir pavardės pirmoji raidė, arba vardas ir pavardė bus jūsų asmeninis puslapis, per kurį prisiregistruos jūsų nariai. Ir slaptažodį. Slaptažodį irgi tokį, kurį atsiminsite, nes prie back office'o ir kelionių platformos prisijungimas bus su tuo pačiu slaptažodžiu. Jeigu turite kupono kodą, tai kupono kodą galite įvesti čia. Jeigu neturite, tada pildykite toliau. Tiesiog banko kortelės duomenys. Ir nepamirškite patikrinti, kad suma yra teisinga. Tai 588,94 yra tiesiog už turbo, su turbo add-on, o visos pliusinė prenumerata ir elitinė be turbo jau čia rašys, bus kitokia suma. Ir čia įsitikinkite, kad mėnesinis mokestis toks, koks ir turi būti. Už elitinę prenumeratą 119,97, už pliusinę prenumeratą 59,97. Tai čia patikrinote, jeigu čia teisingai. Uždedate aš ne robotas ir čia nepamirškite uždėti varnelės ir pasirašyti. Kaip pasirašyti? Tiesiog spauskite kairįjį pelės klavišą ir tiesiog taip ir rašykite. Ir čia yra parašyta, kad turite 14 dienų, jeigu apsigalvojote, jeigu norite atšaukti savo prenumeratą, turite 14 dienų. Per 14 dienų, jeigu parašysite support@mwalive.com, jums grąžins 100% visus jūsų sumokėtus pinigus. Jeigu dėl kažkokios priežasties jums ar nepatiko platforma, ar kažkas dar, ar ne taip kažką supratot, ar kažkas ne to, ar tiesiog jūs supratot, kad tai ne jums, tai turite 14 dienų ir visi pinigai 100% bus grąžinti. Jokių klausimų jūsų neklaus. Tiesiog reikia parašyti support@mwalive.com, kad jūs norite atšaukti savo prenumeratą. Po 14 dienų jūs visada galite atšaukti savo prenumeratą, nes prenumerata yra mokama kas mėnesį. Tai prenumerata yra mėnesinė, tai po 14 dienų, bet kada galite atšaukti, tik dėja jums nebegrąžins pinigėlių. Ir spaudžiate Join Now. Ir jeigu viskas pavyko, jeigu kortelės duomenys buvo teisingi, tai jūs turėtų atvesti į tokį puslapį. Čia jūsų bus back office'as. Pirmą kartą naudojantis back office'u siūlyčiau išsiregistruoti ir iš naujo prisiregistruoti. Tai darome dėl to, kad karts nuo karto atsitinka, kad iš karto prisiregistravus jūs nusiunčia į back office'ą ir kažkodėl sistema vis dar nerodo, kad yra jūsų sąskaita aktyvuota. Tai tiesiog išsiregistruokite ir iš naujo užsiregistruosime su jūsų e-mailu ir su jūsų slaptažodžiu, kurį pasirinkote. Taigi, kaip dabar, jeigu išsiregistravote, tai jūs arba atves į šitokį puslapį, arba tiesiog savo Google Chrome arba internetiniai naršykliai, kurią naudojate, tiesiog įrašykite mwalive.com/home. Čia pasirinkite savo šalį iš karto. Čia galite pasirinkti kalbą. Ir spauskite Login. Čia dabar yra mano detalės. Aš parodysiu, kaip atrodo mano back office'as. Jūsų back office'as atrodys labai panašiai, tik tai tiek, kad čia turėsite 0, čia 0 ir čia 0. Čia aš rodau savo back office'ą. Apie šiuos taškus papasakosiu kitame video, kai pasakosiu, kaip reikia priregistruoti naujus narius ir ką tada su tais nariais reikia daryti. Tai vat, nuo kiekvienos prenumeratos gaunami taškai dėsis arba į kairę koją, arba į dešinę koją, bet aš jums tai papasakosiu. Čia, vat, pavyzdžiui, pas mane tuos žmonės, kuriuos aš prirašau,
tos prenumeratos taškai krenta man į šitą koją, o šitą koją man stato mano sponsorius. Taip pat ir kai jūs užsiregistruosite į mano komandą, jūs sau statysitės kairėje koją, o aš jums padėsiu statytis jūsų dešinę koją. Šitie čia skaičiai tą patį rodo. Tai pas jūs, kai prisiregistruosite, čia tiesiog bus 0,0. Tai va, taigi čia yra jūsų back office'as. Čia rodo mūsų ateinančią konferenciją. Tai jeigu norite važiuoti į konferencijas, tai visada rasite čia. Tai paspaudus galėsite užsiregistruoti. Jeigu norite, konferencijos, aišku, nėra būtinos. Čia rasite visus mokymus, visus videos, visą informaciją apie kelionių platformą ir taip toliau. Taigi, trainingas, jeigu paspausite, irgi galima pasirinkti kalbą ir Mastering Travel Advantage. Čia rasite visus video apie kaip užsisakyti viešbučius, kaip užsisakyti skrydžius, kaip užsisakyti mašiną ir taip toliau. Tai čia rasite visą informaciją. Ties video. Ties video galite pasiklausyti lyderio kalbų, sėkmės istorijų. Čia būna paskelbti mūsų CEO skambučiai ir taip toliau. Ir marketing, tai visi jums reikalingi dokumentai. Čia irgi pagal kalbą galite pasirinkti, kokią kalbą dokumentus pasižiūrėti. Tai yra ir skrajutės, yra mūsų Facebook'o puslapis, Instagram'os puslapis, galite pasiskaityti atsiliepimus apie mūsų platformą, apie mūsų kelionių klubą. Kompensacijos planas, jeigu jums reikės dokumento su narystės palyginimu ir taip toliau. Kviečiu užeiti į MW Life Akademiją ir viską išsinagrinėti, ką čia rasite. Taip pat turime ir mobiliojo telefono programėlę. Čia paspaudus arba Apple, arba Android galite parsisiųsti. Čia matote eina mūsų šiometinė promotion, tai tas promotion daro vos ne kiekvieną mėnesį, jos pastoviai skiriasi ir visada paskelbia, ką reikia padaryti, kiek reikia žmonių surinkti, ar tiesiog kuris daugiausiai taškų surenka, tas ir laimi tas promotion. Tai va čia galima matyti. Čia pas mane rodo, kiek man iki mašinos bonuso trūksta ir taip toliau. Čia galite pasižiūrėti tokią interaktyvią prezentaciją. Taigi, kaip rasti savo kelionių platformą? Kelionių platformą rasite čia. Paspaudę Membership. Ir Membership, spauskite čia. Čia atsidarys jūsų kelionių platforma. Ten buvo jūsų back office'as, o čia yra jūsų kelionių platforma. Tai per čia galite nusipirkti viešbučius, skrydžius, kruizus, koncertų bilietus ir taip toliau. Čia jums rodys, kiek jūs turite lojalumo taškų. Tai priklausomai nuo prenumeratos, kurią pasirinkote, tai pliusinė prenumerata duoda 60 lojalumo taškų, elitinė prenumerata duoda 120 taškų, o Elite Turbo, jeigu pasirinkote, duos jums pirmą mėnesį 490 taškų. Čia aš jau porą mėnesių taupau savo lojalumo taškus, tai matote, turiu truputėlį daugiau. Čia jums rodys kelionių kreditus. Kelionių kreditus gauname kiekvieną kartą perkant kažką iš mūsų platformos. Taigi, jeigu jums reikia pasikeisti kalbą, galite pasikeisti čia. Ir jeigu reikia pasikeisti valiutą galite pasikeisti čia. Čia yra dirbtinio intelekto planuotojas. Jeigu planuojate kelionę, tai galite išbandyti šitą dirbtinio intelekto planuotoją, o čia yra jūsų sąskaita. Čia sąskaitoje galite pasižiūrėti, kiek lojalumo taškų turite, kiek kelionių kreditų turite, kiek guest pass turite, ką užsisakėte, savo keliautojus galite dadėti.
Add Traveler. Čia galite pasižiūrėti, kada sekantį mėnesį jums nuskaičiuos už jūsų kelionių prenumeratą ir taip toliau. Čia galite pasižiūrėti savo websaito detalės. Čia galite užpildyti informaciją, kad jūsų tas personalinis websaitas, per kurį užsirašys žmonės pas jūs, kad turėtų kuo daugiau informacijos, galite įkelti savo nuotrauką ir taip toliau galite Instagramą įsidėti. Čia tiesiog pasinaršykite po šitą account ir čia pasižiūrėkite. Čia galite įkelti savo paso kopiją ar ID kortelės kopiją. Šito, man atrodo, reikia, kai perkame skrydžius ir kruizus. Ir tutorials. Tai vėl, čia visus video galite rasti apie viešbučius, skrydžius ir taip toliau. Va čia tutorials. Taigi, noriu labai greitai parodyti, kaip reikia užsisakyti viešbutį. Šiaip viską užsisakant yra labai panašus procesas. Tai dėl to parodysiu tik tai viešbučius. Pavyzdžiui, jeigu keliautume į Romą. Kaip matote, aš pradėjau rašyti po vieną raidelę ir tada išmeta. Kartais, kai parašai visą žodį, sistema tiesiog nesusigaudo, kas čia įvyko ir nieko neranda tada. Tai po vieną raidelę rašant, jau pradės kažką rasti. Pasirenkam datas. Pavyzdžiui. Čia matote, rodo žemėlapį, galime paspausti ant žemėlapio ir išsirinkti pagal žemėlapį viešbutį. Čia galite susifiltruoti pagal tai, ko jums labiausiai reikia, ar norite nuo didžiausios iki mažiausios kainos, ar mažiausią, ar didžiausią reitingą ir taip toliau. Čia, jeigu žinote, kokio viešbučio jums reikia, galite čia įvesti viešbučio pavadinimą, galite biudžetą nusistatyti, galite pagal žvaigždučių lygį, pagal ar duoda pusryčius ar ne. Pavyzdžiui, sufiltruokime pagal pusryčius. Dabar turėtų čia rodyti vien tik tai viešbučius, kurie teikia pusryčius. Kiek kilometrų nuo centro galime čia pasirinkti, ko jums būtent reikia. Pavyzdžiui, jūs ieškote spa ar vilos ieškote, ar kad gyvūnus priimtų viešbutis ir taip toliau, kad nereiktų ieškoti po visą didžiausią sąrašą. Tai va, tai čia rodo, kiek sutaupysite. Šitas procentas yra skaičiuojamas nuo dažniausiai booking.com kainos, tai va, reguliari kaina yra booking.com kaina ir čia kiek pas mus. Tai noriu parodyti tiesiog, kaip greitai galima užsisakyti viešbutį ir, kaip sakiau, visos kitos paslaugos yra labai panašus žingsneliai. Čia galite pasižiūrėti nuotraukas, čia yra aprašymas apie viešbutį ir čia galite išsirinkti kambarius. Kaip matote, aš pasirinkau, kad būtų pusryčiai įskaičiuoti, tai man rodo pusryčius išskaičiuotus. Dėl to, kad aš turiu pačią didžiausią prenumeratą, elitinę prenumeratą, aš galiu daugiau lojalumo taškų pritaikyti. Va čia rodo, kiek lojalumo taškų aš galiu pritaikyti, išleisti iš savo šitos sumos ir kiek atgal gausiu kelionių kreditų. Kelionių kreditai dalinasi iš 100. Tai čia būtų $8.68, aš gausiu atgal, jeigu pirksiu būtent šitą kambarį. Paspaudžiame Select ir Book Now. Čia dar mes nieko nenupirkome, bet man jau iš karto sako, kad aš gausiu $8.68 vertės kelionių kreditus. Tai tie kelionių kreditai man į sąskaitą bus patalpinti, man rodys juos čia ir jie ateis į mano sąskaitą tada, kai praeis 7 dienos po mano kelionės. Čia galite įvesti keliautojų informaciją arba dadėti dar keliautojus. Čia leidžia dadėti. Jeigu norime kažką pasirinkti, pavyzdžiui, mes norime būtinai pirmame aukšte, arba nenorime pirmame aukšte, arba vėlai atvyksime, arba norime vaikiškos lovelės, tai va čia galime paprašyti viešbučio. Čia galime pasakyti, kad kelintą valandą atvažiuosime.
Čia, jeigu norite, galite paspausti, kad jeigu kas nors jums atsitiktų ir negalėsite atvažiuoti į savo viešbutį, turėsite atšaukti kelionę, tai paspaudus 100% bus jums gražinami pinigai tuos, kur sumokėjote. Tai čia toks kaip draudimas, galite apsidrausti. Čia rodo, kiek jums tas draudimas dar kainuos užsidės ant viršaus. Čia, kaip matote, rašo, kad bus turistinis mokestis, dar papildomai 36 eurai. Ir čia, kur mokėjimo informacija jums rodo, kiek kambarys kainuoja ir kiek lojalumo taškų galime išleisti. Tai jeigu atsimenate, rodžiau, kad 42 lojalumo taškus, tai 42 dolerius. Paverčia iš karto sistema 40 eurų. Ir čia pridedate savo kortelę arba mokate per Google Play arba Apple Play. Aš dabar savo kortelės nedėsiu, bet tik tiek tų žingsnelių ir tai yra. Kortelę įdėjus, paspaudote Complete Booking ir sistema jums parodys, kad kambarys užregistruotas ir jūs gausite laišką į jūsų elektroninį paštą, kad viskas yra užsakyta. Taigi, žingsneliai nėra sunkus ir visur kitur, visas kitas paslaugas yra labai panašus žingsneliai. Taigi, ką dar noriu Jums parodyti, kad galite naudotis Life Experiences. Life Experiences yra tiesiog klubos organizuotos kelionės. Ir čia tiesiog pamatysite, kokias keliones klubas yra suorganizavęs ir kiekvieną mėnesį bent jau 2 keliones klubas paskelbia. Kai kurios kelionės gali būti išpirktos, bet Abu Dabį pasižiūrėkime, kad parodyti jums. Taip, į Abu Dabį dar yra likę kambarių, tai gegužės mėnesį, 4 dienoms, 3 naktims ir čia yra aprašyta viskas apie tą kelionę. Dažniausiai šitos kelionės viešbutis yra išrinktas, datos yra paskelbtos ir kartais būna įskaičiuota ir kažkokios tai ekskursijos, ir gido paslaugos ir taip toliau. Tai visa informacija, kas yra įskaičiuota į tą kelionę, jūs rasite čia. Jums tai reikia nusipirkti lėktuvo bilietus ir susimokėti, aišku, kiek jums čia reikia susimokėti už šitą kelionę. Bet lėktuvo bilietus atskirai savo nusipirkite ir čia rodo, į kokį oro uostą jums reikės atskristi. Kartais pasiema, va šitą kelionę pasiema jūs iš oro uosto. Tai reiškia, jūs perkant šitą kelionę, jūs turėsit pranešti, kada jūs atvykstat, arba jeigu negalit iš karto pranešti, dar nenusipirkot lėktuvo bilietų, nežinot, kelintą valandą nusileisit, tada vėliau prieš kokį mėnesį prieš kelionę arba porą savaičių prieš kelionę tiesiog parašykite mūsų customer service support@MWAlife ir praneškite jiems, kada jūs atskrisite, kad jūsų taksi lauktų jūsų oro uoste, kad jūs galėtų paimti. Tai šita kelionė yra su pervežimu. Ne visos kelionės būna su pervežimu, bet šita yra. Ir čia 2 dieną, ką veiksime, 3 dieną, ką veiksime ir 4 dieną rašo, vėl jūs nuveš į oro uostą. Tai čia rodo, kiek jums kainuotų. Ir rašo, kad galima pritaikyti 150 lojalumo taškų. Jeigu turite, galite pritaikyti. Šitose kelionėse yra labai daug skirtingų kambarių. Tai pavyzdžiui yra shared occupancy. Tai shared occupancy yra, kai 2 klubo nariai, turinti savo atskiras sąskaitas, dalinasi vienu kambariu. Tai perkant šituo būdu, jeigu žinote, kad jūsų draugė ar draugas yra mūsų klubo narys ir jūs norite su juo ar su ja į tą patį kambarį, tai jūs tada renkate shared occupancy. Pasirinkus shared occupancy ir book now, jums sistema duos kodą, kurį jūs turėsite duoti savo draugai ar draugui, su kuriuo norite dalinti šitą kambarį ir važiuoti į šitą kelionę kartu. Tai draugas arba draugė suves šitą jums duotą kodą ir sistema tiesiog jūs patalpins į tą patį kambarį. Taip pat galite rinktis double occupancy, tai kur važiuoja 2
du žmonės, bet vienas klubo narys ir vežasi arba partnerį, arba mamą, arba draugę, arba brolį, arba sesę, nesvarbu. Tai vat, du suaugę, vienas klubo narys ir vienas ne klubo narys. Ir čia jau iš karto paspaudus man pasikeitė, nes vienam žmogui rodė 150 galima pritaikyti, o dviejiem žmonėms ne klubo nariui man su elitinė prenumerata leidžia dar 100 lojalumo taškų pritaikyti. Priklausomai kokią turite prenumeratą, jums atitinkamai leis pritaikyti tiek lojalumo taškų. Taip pat galite rinkti single occupancy, tai kai vienas suaugęs važiuoja. Vat vėl man rašo 150 lojalumo taškų pritaikyti. Ir double occupancy, tai du suaugę ir vienas vaikas. Jeigu turite 2 ar 3 vaikus, tada galite pirkti šitą opciją, tik tai jums reikėtų paskambinti į viešbutį arba susisiekti su mūsų customer service emailu support@mwlife ir paklausti, ką daryti, ar galėtų jums suorganizuoti kambarį prieš perkant arba nusipirkus, kad jums pakeistų į kambarį, kur tilptų daugiau vaikų. Čia rasite mūsų duty free parduotuvę, čia galite pakeisti į kokią šalį norite siųsti prekes. Galite pasikeisti kalbą, galite pasikeisti valiutą. Ir čia rasite įvairiausių daiktų, visokių rankinukų, drabužių, kvepalų, viską, ką galėtumėte rasti oro uosto parduotuvėse. Čia, pavyzdžiui, leidžia pritaikyti daug lojalumo taškų. Jeigu čia matote, kaina 769 už šitą Dolce & Gabbana suknelę ir leidžia pritaikyti 459 lojalumo taškus. O atgal gausite $40.25. Tai va, čia savo laiku galite pasižiūrėti šitą parduotuvę. Siunčia iš Amerikos dažniausiai ir jeigu perkate virš 150 amerikietiškų dolerių, tai įsiuntimas bus tada nemokamas. Dar noriu parodyti flash deals. Flash deals yra 3 viešbučiai, kuriems mes turime labai didelę nuolaidą. Čia jau 5 žvaigždučių viešbučiai ir neilgam apsistojimui, 3-4 naktims. Tokie jau labai prabangus viešbučiai ir mes turime šiems viešbučiams labai specialias kainas. Tai vat karts nuo karto pasižiūrėkite, kokios kainos būtų, jeigu pasižiūrėsim. Šie viešbučiai yra suteikti tam, kad tiesiog paprastas žmogus, kuris nevažiuoja į visokius Ritz-Carlton ir taip toliau, kad galėtų sau leisti pailsėti, gal kokio gimtadienio proga, ar vestuvių metinių proga, ar kažką tokio pasilepinti. 5 žvaigždučių viešbutyje, tai čia yra suteikiamos labai ekskliuzyvinės kainos. Ir jeigu pasirinkote Elite prenumeratą, kaip ir čia pas mane, tada jūs tikriausiai turėsite The Club. The Club yra atsiradęs labai nesenai ir vis dar yra pildomas, bet kol kas turime The Club Select, tai kurortai, ir The Club Hotel, tai viešbučiai. Tai The Club Select, tai galiu parodyti, kurortas. Čia suveskite datą, kuri jums aktuali. Aš, pavyzdžiui, visada dedu 35 dienas, tik tai tam, kad sistema tada suranda viešbučius 35 dienų bėgyje. Tai va, pavyzdžiui, norite į Barceloną. Ir čia man išmeta datas, kurios yra ateinančių 35 dienų bėgyje. Tai čia rodo, kiek lojalumo taškų galima pritaikyti ir kokia jūsų kaina, čia club prices, tai kokia kaina būtų. Šita kaina yra galutinė kaina. Taip, norėjau parodyti, kad kartais yra
daugiau žmonių talpinama ten būna apartamentai kokie, tai daugiau žmonių gali tilpti. Tai vat, pavyzdžiui, čia rodo vieno kambario butas, miega 4 žmonės ir yra pilna virtuvė. Tai pilna Booking.com kaina 941, jūs pritaikėte 396 lojalumo taškus ir jūsų pilna kaina, viso kaina savaitai, jūs galite sau pailsėti už 563 ir į šitą kainą jūs galite 4 važiuoti už šitą kainą. Čia jau yra galutinė kaina. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs važiuojate su savo draugais, tai 4 jūs galite pasidalinti šitą kainą ir išeina daug pigiau, nes telpa į šitą butą 4 žmonės, miega 4. Kai kur yra 6 žmonės, kai kur atrodo tik tai 2 miega, tai vat galite pasižiūrėti priklausomai nuo žmonių skaičiaus. Tai va, ir čia pasiskaitykite, dar kartais būna turistiniai mokesčiai ir kartais ima depozitą. Dabar Club Hotel. Tai čia galite pasirinkti šalis, kurios yra kol kas sudėtos. Kaip sakiau, The Club yra labai nesenai paleistas, tai dar ne visas šalis turime, bet jau yra iš ko pasirinkti. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėm į Egiptą. The Club yra padarytas tam, kad žmonės savaitę gal pasidarysim, kad žmonės turintys elitinę arba elitinę turbo prenumeratą, kur kaupėsi labai daug lojalumo taškų, kad tuos lojalumo taškus tiesiog galėtų pritaikyti. Nes, pavyzdžiui, viešbučiams, čia kur jums rodžiau, ne visada galima didelę sumą pritaikyti lojalumo taškų. Tai tam kompanija padarė The Club, kad tų lojalumo taškų galėtume išleisti daugiau. Pasižiūrėkime tolesniai datai, nes kartais gali būti išpirkta jau viskas. Taigi, rado šitą viešbutį šitoms datoms, bet čia reikėtų pasižaisti tiesiog su datomis, gal 2 savaitėm padaryti, 5 dienom padaryti ir taip toliau. Kartais tiesiog kovai rodo, kad Egipte tom datom, kuriuom buvo supiltravus, jau tiesiog buvo išpirkta. Tai va, šitas viešbutis tikrai žinau, kad yra daugiau, nes pati žiūrėjau prieš porą savaičių, tai tikrai buvo daugiau. Tai nenoriu žaistis per daug su toms datoms, tai parodysiu tiesiog šitą. Tai va, atrodo, kad tik tai kambarys ir internetinė kaina yra tokia, jūs galite pritaikyti 700 lojalumo taškų, tai mano beveik visus lojalumo taškus rytų ir šitą kambarį už 813. Tom dienom, kurios sufiltravau, tai čia buvo liktai savaitai. Galite už 800 irgi paspausti Select, Book Now. Čia dar pamiršau pasakyti, jeigu paskrolintume ten žemiau, tuoj dar kartą įeisiu, parodysiu. Čia jeigu pasižiūrėtume žemiau, tiesiog yra skirtingi kambariai. Tai vat galite dar ir išsirinkti, kokį kambarį norite. Dvigubą, Twin Room, Double Room, King Bed ir taip toliau. Čia galite Deluxas ir taip toliau. Tai va, tai vėl kaip jums rodžiau, čia rodo, kiek kelionių kreditų gausiu, jeigu imsiu šitą viešbutį, tai dalinti iš 100, $30.68 gausime kelionių kreditų, čia suvesti keliautojų skaičius ir čia vat galima, jau man sistema paspaudė, kad 701 lojalumo taškus, iš karto sistema čia paverčia eurais ir vat, tiek mokėtumėm už šitą viešbutį, jeigu važiuotumėm ir vėl pridėti kortelę ir complete booking. Vieną kartą pridėjus kortelę, jau nebereikės čia kiekvieną kartą jos pridėti. Tai va, čia rodo The Club, savaitės
šios savaitės patys populiariausi rezortai, kurortai, kuriuos galite važiuoti. Čia šios savaitės populiariausi viešbučiai, kuriuos galite važiuoti, bet jie bus pasirinkti sąraše, kai įeisite į The Club. Jau pasakoju apie Life Experience, kad klubo suorganizuotos kelionės, į kurios galite važiuoti taip pat pigiau. Čia galite nusipirkti eSIM kortelę, telefono kortelę. Čia paspaudus nėra ten sunku, čia paspaudus galite pasižiūrėti, kaip ten kas ir kiek kainuoja. Čia galite užsisakyti savo vizą, jeigu reikia vizos į tą šalį, kur važiuojate. Čia galite paaukoti, jeigu norite paaukoti mūsų labdaros organizacijoms, kurias mes remiame. Čia galite parsisiųsti Travel Advantage, ten, kur prieš tai rodžiau back office appsas, o čia galite parsisiųsti Travel Advantage, tiesiog tiesiai į kelionę appsą. Ir per šitą mobiliojo telefono programėlę taip pat galima pirkti viešbučius, skrydžius ir taip toliau, bet ir per čia galima. Aš, pavyzdžiui, telefone turiu jas abi, šiaip įdomumo dėliai. Čia galėsite pamatyti mūsų keliautojų istorijas ir turime Facebooko grupę, kurioje visi dalinasi, bet ir va čia rodo. Tai galite pamatyti, kas laimėjo konkursus, tie žmonės, kurie keliauja ir dalinasi socialiniai medijoje, kartais kompanija išrenka tuos žmonės ir žmonės gali laimėti kelionių kreditų. Turime 150% geriausios kainos garantiją. Apie 150% geriausios kainos garantiją galite tiesiog pasiskaityti čia. Ir čia rašo, kad per 24 valandas užsisakius viešbutį, jeigu booking.com ar kažkur ar Expedia radot pigiau negu pirkot pas mus, tai vat čia paspaudžiat Submit Claim, bet būtinai per 24 valandas. Jeigu Submit Claim, tai jums gražins visą 100%, kiek jūs sumokėjot už viešbutį ir dar 50% skirtumą. Ir taip pat turime 24 valandas klientų aptarnavimo skyrių. Su klientų aptarnavimo skyriu galima susisiekti per čia. Arba telefono numerį, WhatsApp numeris ir e-mailo member@traveladvantage.com arba support@mwalife.com. Taigi tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir labai lauksiu jūsų mano komandoje.